Labas vakaras. Nedideli miesteliai stengiasi puoselėti ir turtinti bendruomenės kultūrinį gyvenimą. Pakruojo rajone Lygumuose gyventojai imasi istorijos saugojimo. Seniūnaitis jau keletą metų kolekcionuojantis įvairiausius tarpukario laikotarpio eksponatus, kol kas rengia temines parodas, į kurias kviečia bendruomenę ar svečius iš aplinkinių miestelių. Tačiau Lygumiškiai prasitarė svajojantis apie savo muziejų. Šitas buteliukas yra Pakruojo Bravoro ropo. Gamintas buvo caro laikais. Tai va išlikęs vienetas toksai, gal dar pas ką tokių yra, bet jie yra jau skaitos gan reti. Kolekcininkas iš Vilniaus vienas yra man siūlęs net 500 litų už jį, bet mes, kad ir neturim tų pinigėlių, vis tiek jau nepardavėm, nes yra labai savo kraštą prezentuoja tokie dalykai. Negali, kad ir gaila, kad tokį gali pinigą užsidirbti, bet vis tiek palieki savo. Tai tik vienas iš gausybės Lygumų miestelio seniūnaičio Algimanto Bartkaus eksponatų. Kolekcininkas jau keletą metų renka pačius įvairiausius tarpukario Lietuvos daiktus, nuo spaudos iki senovinių rakandų, įdomių aksesuarų, drabužių ar net baldų. Vyras pasakoja tokių eksponatų turintis jau šimtais. Vienus gavęs dovanų, kitus pirkęs už kelis litus ar atvirkščiai, net labai nepigiai. Šiuo svarbią istoriją menančių turtų kolekcininkas mielai dalyjasi ir su miestelio bendruomenė. Seniūnijoje, mokykloje ar kitose erdvėse rengia parodas, į kurias kviečiami gyventojai, sulaukiama svečių ir iš kitų miestų. Algimantas Bartkus juokauja, kad jau galėtų surengti ekspoziciją kone bet kokia istorinė tema. Viskas domim iki 45 metų. Viskas, kas susijęs su Lietuva, su tarpukariu ir ne vien tik tai knygos, ir seni daiktai, ir mūsų krašto padargai visokie, vienu žodžiu, plati specifika. Renkam visokius ir senus, ir butelius, ir tarpukario ženklus, kas įdomu, ir ieškom uniformų tarpukario. Vienu žodžiu, taip platus tas asortimentas toks yra ir ta kryptis tokia, nežinau, nėra, kad taip viskas būtų į vieną tašką, bet plačiai. Lygumų seniūnaitis pasakoja turintis svajonę miestelyje įkurti muziejų, kuriame galėtų eksponuoti savo kolekciją. Algimantas Bartkus sako su žmona net nusipirkęs miestelyje nebenaudojamą apleistą pastatą, tačiau tam, kad jis virstų muziejumi, reikia labai daug lėšų. Idėją įkurti muziejų palaiko ir kiti Lygumų gyventojai. Buvęs Algimanto Bartkaus istorijos mokytojas sako irgi galintis pasigirti didžiulę eksponatų kolekciją, kuri vos besutelpa namuose. Asmeniškai pas save namuose muziejų pilnas kambarys panašus yra ir ne viską galiu sutalpinti. Netelpa nei staklės, nei skrinė 100-metė. Būtų tikrai gana įdomu iš namų ir visiems žmonėms įdomu būtų ir naudinga. Artimiausia paroda, kurią norėtų atidaryti kolekcininkas, tarpukario Lietuvos spaudos ekspozicija. Algimantas Bartkus sako turintis apie 100 skirtingų to laikotarpio žurnalų bei laikraščių. Trumpas